Mūsų antras epizodas – statybos lengvai. Architekto parinkimas. Architektas vienas iš statybos dalyvių, kuris labai svarbus yra. Architektus galima suskirstyti tam tikras kategorijas. Gal ir negerai, gal ir pyks architektai, bet yra, aš vadinu, žvaigždės architektai, kurie išpildo projektą. Tas namas jūsų svajonių gali tapti labai pavyzdinis, kad važiuos kaimynai pažiūrėti, bet turite jūs suvokti vieną dalyką, kad kiekvienas tas sprendinys atitinkai remiasi finansinius kaštus. Tai kaip ir minėjau, žvaigždės architektai, paskui paprastesni architektai, paprasčiausi architektai, bet siūlyčiau nebijoti to žodžio paprastesnis. Yra architektai, kurie specializuojasi tik tai su gyvenamais nuosavais namais. Pavyzdžiui, tie tipinių namų projektai, jie tam tikrą turi kainą. Ir aš neįvardinsiu dabar tos kainos, bet tipinis namas turi savo kainą ir už tą kainą tie architektai projektuojasi. Reikia įsivertinti, kad architektas sugaišta nemažai laiko ir ta kaina priklauso nuo sugaišto laiko, nuo jo idėjos, nuo išpildymo projekto. Tai kuo pigesnės kaina, tai dažniausiai būna, dalinuosi savo praktikos, tai yra tipiniai tokie projektai su tipiniais mazgais ir labai mažai meilės įdėta. Ir siūlyčiau pasverti tuos dalykus. Jeigu jūs turit palaikymą kažkokį stiprų ar samdysit statybos vadovą, taip, galima su to projektu, bet jeigu jūs norite, kad daugiau būtų įsigilinta į projektą, tai atitinkamai pasverti siūlomas architekto paslaugos. Tai gal judame prie paprasčiausios scenarijaus, tai jūs pasirinko tipinį architektą, siūlau vėlgi pasidaryti namų darbus. Tai yra, jūs turite paguglinti ar Pinterest'e apsilankyti ir pažiūrėti, koks projektas jums patinka. Taip, turite atsižvelgti ir aplinkinę architektūrą, pavadinkim, tam kvartalė, kuri dominuojanti yra. Bet kas liečia su nuosavais namais, tai ten ypač kvartaluose nėra kažkokių didelių apribojimų tam visam reikalui. Tai jūs pasidarote namų darbus, pasižiūrite, koks jums patiktų išplanavimas, koks jums patiktų dizainas ir tas su pirminė informacija ateinat pas tą architektą. Tai jums padės sutaupyti ir pinigėlių, nes tai yra vadinamoji užduotis. Mes dirbdami su dideliais projektais, tai ten iš vis labai didelį dėmesį skiriam projektiniai užduotį, nes ten yra užsakovo visi norai, pagėdavimai. Bet statant nuosavą namuką, tai būna labai supaprastinta ta procedūra. Pasirinkus architektą, pasirašius ten su jo sutartį, startuoja projektavimo darbai. Šiais laikais nuosavas namas turbūt, aš taip spėčiau, kad ne mažiau pusės metų su visom tom procedūrom, čia jau greituoju būdu, bet siūlyčiau visuomet galvoti nuo pusės metų iki metų. Startavus, jūs pasirašot sutartį su architektu, architektas pateikia sąrašą dokumentų, kuriuos turit pateikti, bet jūs jau būsit pasidarę namų darbus ir dalį, jeigu žiūrėjote pirmąjį epizodą, jūs žinosite, kokius jums dokumentus reikia pateikti ir jūs tada apkalbat mano rekomendaciją apkalbėti medžiagiškumą, nes suprantat, jeigu architektas ir kaip kiti statybos dalyviai, jie nėra telepatai kažkokie, jie minčių skaityti nemoka. Tai visuomet aktualu, jeigu jūs turit kažkokią tai mintį ar turit kažkokį pagėdavimą, pasidalinti. Kaip pavyzdys, aš noriu statyti iš molio keramikos blokelių. Tai jūs ir įvardinkit architektui. Ir jam pradiniai toj stadijoje nesudarys didelės problemos įtraukti. Bet dažna klaida būna, kai paliekama architektui, architektas kaip savo srities profesionalas, jisai viską padaro, pateikia užsakovas, paskui nuneša statybininkui ir statybininkas sako, o, žiūrėk, čia galėjom, čia kitaip. Visuomet galima padaryti geriau ar kitaip, bet jau keisti, grįžti. Paskui visos pusės būna nehappy ir prašo papildomų pinigėlių už pakeitimus. Tai kiek įmanoma reikėtų tas, kaip yra posakis, kad popierius kenčia viską. Tai reikėtų popierio stadijoje iškentėti. Grįžtant dar prie projektavimo stadijos, pasikeitimų yra tokių labai griežtai žiūrima į fasado elementus. 2024 m. lapkričio 1 keitėsi statybos įstatymai, tai dabar labai atsakingai siūlyčiau pažiūrėti į fasado sprendinius. Nes sugriežtėjo taip viskas, kad pakeitus atrodo nesminį kažkokį tai dalyką, medžiagiškumą, dar kažką, gali susilaukti pridavimo momente, kad reikės keisti statybos leidimą. Tai rekomendacija, kaip renkantis ten nekilnojamą turtą sako vieta, tai šiuo gal atveju būtų galima pasakyti namų darbai ir dar kartą namų darbai. Projektavime, jeigu jūs nesate kompetentingi, rekomendacija pasisamdyti savo srities specialistą, tokį kaip aš, ar statybos vadovą, ar kažkokį tai techninės priežiūros vadovą, kuris jums tiesiog patartų, pasidalintų savo patirtimi. Dažnai sulaukiu skambučio, kokiais mums blokeliai statyti. Tai rekomendacija mano, kokiam mieste, kokia yra gamykla, kuri daro produkciją. Nes tai logistikos kaštai,
kaštai. Jeigu gamykla, kaip pas mus, pavyzdžiui, labai daug procentaliai yra iš silikatinių blokelių gaminami. Paprasčiau yra, kai gamykla yra vietų. Bet yra, pavyzdžiui, pasidomėjus mūsų regionai, yra molio keramikos blokelių. Vėlgi, kiekvienas elementas turi tam tikrus niuansus. Tai šiuo atveju, apibendrinant mūsų tą visą kalbą apie architektus, tai iš esmės svarbiausia aspektai įsigryninti, kokio jūs svajonių namo norint, tai pasidarykit namų darbus, elementariai pasigūglinkit, pažiūrėkit ir ateikit su jau tam tikra užduotim architektui. Antras dalykas, pasirenkant architektą, turit įsivertinti, kokio jūs lygio architektą renkatės, nes čia aš taip sarkastiškai kalbėjau, bet iš esmės nuo jų darbų, pavadinkim, grožio priklauso ir kaina. Ir trečias dalykas, turbūt laiko aspektai, sėdėtis, kalbėtis, kad įvardintų, per kiek laiko tas gims jūsų projektas su statybos leidimu, kada jūs galėsite keliauti į statybų stadiją. Linkiu statybų lengvai.